Mes kariečiai. Manome, kad sveikata yra didžiausia vertybė. Sveiki, esame Žemėje, Vilniaus centre. Šiandien gavome nusiskundimą nuo šio buto gyventojos apie pastovų triukšmą sklandantį iš kaimynų buto. Sveiki, čia jūs iš? Taip, aš. Žinokite, mano kaimynai man neleidžia miegoti. Aš negaliu savo pageidavimo šou žiūrėti. Dieną naktį jie pykstas, aš nebegaliu tiesiog. Ateikite, greičiau. Aš jau nebegaliu, aš jau galvoju policiją kviesti. Žinokit, gal reikia pirmą išsispręsti. Pagaunate mane? Puikiai, manote, puikiai. Eikit, va čia. Leidžia, laukia 6 laipsniai, ruduo, šalta. Leisk, tėvai. Niekadaus negali dantų valytis, biški. Ką tu darai? Paimi pašlapinį pirštą ir valaisi dantis. Smirda per namus. Aš čia šildymą neįperku, dar noriu dantis, sakymu. Čia kalbi pats nemoki valytis. Ei, ką tu Vaikinai! Skiriamės! Ei, skiriamės! Mes turim jau sprendimą. Mes jums dovanojame nemokamą vizitą pas dantų higienos daktarą. Ir viskas. Gerai? Visi tinkat? Bet tu turėsi valytis dantis. Nu gerai. Dantis rekomenduojama valytis 2 kartus per dieną – ryte ir vakare. Valantis dantis ypatingai svarbu naudoti švelnių šerelių šepetėlius bei dantų pastą su fluoru. Jei norite ypač gerai išsivalyti dantis, taip pat rekomenduojame naudoti vieną danties šepetėlį. Valant dantis naudojame sukamuosius arba šluojamuosius judesius. Nepamirškite išsivalyti vidinės dantų pusės. Taip pat labai svarbu valyti liežuvį bei tarpdančius. Liežuvį valyti naudojame dantų šepetėlį arba ypatingą priemonę liežuvį valyti. Tarpdančiams valyti naudojame daugkartinį tarpdančių šepetuką arba dantų siūlą. Ar supratote? Taip, dabar žinosime, kad norint turėti švarius dantis, reikia juos valyti 2 kartus per dieną, 2 minutes. Ar padėjo jums Marso pagalba? Taip, manau, labai padėjo Marso pagalba. Tėtis vėl myli savo sūnus tėvą ir rajonas vėl ramybėje. Ir galiu žiūrėti savo serialą ramiai.